Labas rytas sugrįžus po šventinio savaitgalio. Pirmojo vasaros mėnesio liko vos kelios dienos, nuo šiandien birželio 27-ąją taip pat švenčiame Tarptautinę žvejų dieną. Tad galime pasveikinti visus žvejus, bent jau širdyje matyt, ko ne kiekvienas lietuvis, ypač vyras, tikras žvejybos aistruolis. Ir ne veltui Lietuvoje nuo seno žvejyba buvo vienas iš pagrindinių amatų, turbūt atspindintis ir vieną iš žmogaus charakterio bruožų – kantrumą. Ne šiaip sau sakoma, be kantrybės neik meškerioti. Žinoma, kiekvienam žvejui geriausias palinkėjimas pagauti kuo didesnę žuvį. Išties galima rasti įvairiausių rekordų, bet kaip teigiama, didžiausia gėlavandenė žuvis buvo pagauta Tailande. Tai buvo 2,70 cm ilgio Mekongo šamas, svėręs 293 kg. Taigi sėkmingo laimikio besiruošiantiems žvejoti, nuo tiems, kurie skuba į darbus, norėtųsi palinkėti sužvejoti gerų minčių ir idėjų. Taigi pažvelkime, kas naujo šiandienos spaudoje. Tęsdamas tradiciją, savaitraštis Veidas jau 7. kartą skelbia turtingiausių lietuvių sąrašą. Šiemet skaičiuota tik tai, kas oficialiai pateikta registrų centre. Na ir turtingiausiųjų sąrašo pirmojoje vietoje šį kartą verslininkas Nerijus Numavičius, per metus aplenkęs kitus į turtingiausiųjų penketuką patenkančius verslininkus Darių Mockų, Žilviną Marcinkevičių, Bronislavą Lubį ir Augustiną Rakauską kartu sudėjus. Jo turtas skaičiuojamas milijardais. Publikacijoje rasime ir daugiausiai uždirbusių Lietuvos sportininkų sąrašą. Kokia bendra užsienio politikos koncepcija? Nieko nežinau apie tokią. Dirbame vadovaudomėsi vyriausybės programa ir prezidentės bei Seimo sprendimais. Gerokai apstulbo vienas aukštų Lietuvos diplomatų, paklaustas, ar jau parengta pernai pradėta kurti bendra užsienio politikos koncepcija ir kur su ja būtų galima susipažinti. Taigi dar viena veido publikacija. Užsienio politika prezidentei mažai rūpi. Taip pat Veidas rašo, jog šiuo metu didžiausių diskusijų objektas Lietuvoje yra kainos. Nors ir pripažįstama, kad kainos susiformuoja rinkoje, verslininkai nuolat kaltinami, kad neteisingai ir neatsakingai nustato kainas, piktinamas įvairių žaliavų brangimu, o tikrosios kainų kitimo priežastys dažnai tampa nepastebėtos ir sąmoningai ignoruojamos. Apie tai publikacijoje Brangsta prekės, pinga pinigai. Ekonomikos tema gvildena ir verslo žinios. Visas finansų analitikų prognozes, kad įmonių eksportu paremta ekonomikos augimą netrukus palaikys ir po truputį atsigaunantis vidaus vartojimas, gali nušluoti prasidėjęs šildymo sezonas. Jeigu šilumos kainos pasitvirtins, sunkiai krizę išgyvenę smulkieji paslaugų tiekėjai bus priremti prie sienos. Nors yra ir optimistų tikinčių, kad žiema bus šilta, dauguma dienraščių kalbintų ekspertų siūlo vyriausybei derėti su Gazpromu, griežčiau reguliuoti šildymo sektorių ir kimšti socialinę pagalbę, o gyventojams ir verslui vėl taupyti. Lietuvos ryto priede Vartai klausiama, ar baudas moka tik tai žiopliai. Mokėti visą ar pusę baudos, rinktis administracinį areštą, apskųsti nuobaudą teismui, o gal bandyti slapstytis. Įstatymus išmanantiems ar teisininką pasisamdyti galintiems piliečiams tokių klausimų nekyla. Žinoma, nemokėti visų baudų, juk tam tikrais atvejais tai net leidžia įstatymas. Taip pat Lietuvos rytas skelbia, jog ką tik vairuotojo pažymėjimą gavę jaunuoliai gali lengviau atsipūsti, mat jiems nebereikės po 2 metų vėl grįžti į suolą ir iš naujo mokytis vairuoti. Kodėl, skaitykite publikacijoje, jauniems vairuotojams patirties neįkrės. Na ir Vilniaus diena rašo, jog Liepos mėnesį naujagimių sulauksiantys tėveliai nežinioje. Suplanuoti būsimų šeimos finansinius srautus trukdo naują pašalpų mokėjimo tvarką sugalvoję, bet jos patvirtinti neskubantys valdininkai. Nors Liepos 1-ąją gimsta nauji ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, naujosios motinystės pašalpų nuostatos dar nepatvirtintos. Vyriausybės atstovai tikina, kad jos bus svarstomos jau kitą savaitę. Rašinys tėvystės atostogų kaina. Tiek spaudos naujienų ir priminimas, jog šiandien Vilniuje Vingio parke vyks didžiausias šių metų renginys po atviru dangumi – legendinio britų muzikanto Stingo ir simfoninio orkestro koncertas. Tai yra dainininko pasaulinių gastrolių dalis. Per savo muzikinę karjerą Stingas yra gavęs išties nemažai reikšmingų muzikinių apdovanojimų, o 2004-aisiais už britų kultūros populiarinimą Anglijos karalienė Elžbieta II muzikantui suteikė riterio titulą. Taigi Vingio parke įspūdingą šou publikai dovanosiantis Stingas atliks visas geriausias savo dainas ir pristatys naująjį savo albumą. Kągi, geros dienos ir puikaus vakaro skubėsintiems pasiklausyti geros muzikos, o gal tiesiog liksintiems namuose. Iki rytojaus.